Sakai, jog moki naudotis fotoaparatu? Tai įsijung prašau M režimą ir padaryk 10 nuotraukų. Jei bent viena iš jų bus neišėjus, tai tokiais skambiais teiginiais švaistytis tikrai neturėtum, nes tik apsimeluosi kaip koks politikas. Sveiki, čia Gytis iš fotokursai.lt. Na ir šiandien mūsų tema yra stebuklingasis M režimas. M raidė išsišifruoja kaip mėgstamiausias, mylimiausias arba manual, kas lietuvių kalbai išvertus reikštų rankinis. Naudojantis šiuo režimu visi parametrai yra parenkami jūsų ranka. Čia fotoaparatas nebedaro jokių savo interpretacijų. Kas yra išlaikymas, diafragma ir ISO mes jau žinome, tai apie tai šį kartą nekalbėsiu. Bet čia pabandykime išsiaiškinti, kaip šiuos 3 esminius fotoaparato parametrus derinti tarpusavyje. Reikalas tas, jog šie 3 parametrai labai smarkiai priklauso vienas nuo kito. Tai lyg šventoji fotografijos. Jei mes norėsime naudoti trumpą išlaikymą vaizdo sustingdymui, teks kelti ISO ir plėsti diafragmą. Tuo tarpu, jeigu norėsime naudoti minimalų ISO maksimaliai kokybiškam vaizdui gauti, teks ilginti išlaikymą. Na ir taip toliau. Pilnai suprantu, jog skamba ganėtinai komplikuotai. Taigi, kad būtų paprasčiau, tiesiog įsijungę M režimą, iš pradžių pasirinkite ISO 100, diafragmą plačiausia, kokią tik leidžia objektyvas, mano atveju tai būtų 2,8, na ir išlaikymą padarykite 1/30 sekundės dalį, kas yra tinkamai fotografuojate nejudančius objektus. Dabar padarykite testinį kadrą ir pažiūrėkite, ar nuotrauka tokia, kokios norite. Man gavosi per tamsu. Kadangi išlaikymo ilginti negaliu, diafragmos labiau atverti taip pat, tai paskutinė išeitis nuotraukai pašviesinti yra ISO jautrumo kėlimas. Padarau 400, vis dar per tamsu. Padarau 800 ir gaunu jau tokį rezultatą, kokį ir norėjau. Jei nuotrauka per šviesi, tuomet tiesiog trumpinkite išlaikymą. Na, jei fotografuosite judančius objektus, kaip kad savo storąjį pusbrolį pamačiusi cepelinus, visuomet turėsite naudoti aukštą ISO, tam, kad išlaikymas būtų trumpas ir nuotraukoje matytumėte sustingusį vaizdą. Nes juk tikrai nieks nenori matyti išsiliejusių lašinių. Puikiai suprantu, jog iš pirmo žvilgsnio viskas skamba išties sudėtingai, tačiau fotografuokite ir pažadu išmoksite. Tai reikia praktikos arba tiesioginės pagalbos iš šalies, kurią mielai suteikčiau, jeigu užsuktumėte į rankinį nustatymų seminarą. Po 5 valandų intensyvaus studijavimo savo fotoaparatą pažinsite geriau negu artimiausius šeimos narius. Sėkmės darbuose, na ir nepamirškite, jog praktika yra vienintelis kelias į sėkmę. Norėdami reguliariai išmokti kažką naujo, sekite mūsų naujienas Facebook'e, prenumeruokite šitą YouTube kanalą ir bendraukime bei mokykimės kartu. Ačiū, kad žiūrėjote, čia buvo Gytis.